Septinta užduotis, tokia, galim sakyti, praktinio pobūdžio užduotis, kas, manau, ir gerai, nes čia daugelis būna, kaip pasakyti, netgi ir kritikuoja egzaminus būtent, kad jie yra būtent neorientuoti į praktiką, o pilni tiesiog bereikalingų skaičiavimų ir paskui žmonės įsprendžia lygti, o paskui kurie reikia taikyti gyvenime ir neaišku. Tai čia būtent uždavinys visiems šitiems, kurie šitaip sako, būtent toks praktinio pobūdžio uždavinys. Žodžiu, taigi gaminami tokie iš tokio ruošinio, kuris yra ritinio formos, toks kūginis sraigtas. Reiškia dalis būtent to ritinio, reiškia gaunama štai tokios formos, reiškia čia gaunas dalis kūgio, kaip kūgis, o kita dalis lieka tokia ritinio formos. Reiškia, tai žinoma vis tiek išlieka visos šitos figūros detalės aukštis 30 cm, o pagrindas 8 cm. Tas pagrindas čia aišku yra apskritimas. Tai čia yra apskritimo skersmuo. Ir prašo paskaičiuoti ruošinio ritinio tūrį. Tai čia turime omeny būtent šitas. Tai atsakymą prašo palikti su pi. Tai tiesiog ritinio pagrindo spindulys yra 8 padalinta iš 2 pusė. Spindulys yra pusė skersmens. Tai gaunasi 4 cm, o ritinio tūris, žinome, kad paskaičiuojamas pagal formulę pi r kvadratu kar h. Arba kitaip sakant, pagrindo plotas padauginamas iš ritinio aukštinės, nes pi r kvadratu, tai žinome, yra būtent skritulio, kurio spindulys r plotas. Tai čia susistačius duomenis gaunasi 480 pi. Pi palieka, nes neprašė įsistatyti. Tai toliau sprendžiame antrąją dalį. Prašo rasti tokios dėžės matmenis, kad būtent reiškia čia įdėjus tas 3 tokias detalės, tai yra tos kūginius sraigtus tokius 3, reiškia jie liestų tą būtent dėžutę. Reiškia, jinai nebūtų nei per maža, kad netilptų jie, nei per didelė. Tai yra, kad būtų visiškai užpildyta visa ta dėžutė. Žodžiu, remtųsi viskas būtų kaip priklauso. Taigi, čia aišku sako, kad nekreipti dėmesį į senelių storį. Tai kaip mes tą randame, tai čia labai paprastai. Tai plotis, matome, kad bus toks pat, koks yra ruošinio, būtent pagrindo skersmuo, tai bus 8, ilgis bus 3 kartus didesnis, nes ilgis yra sudarytas būtent iš tokių 3 skersmenų, matom, nes čia 3 tokie yra, tai 8 x 3 24, o aukštis ir lieka toks, koks yra to sraigto aukštis, tai 30. Vadinasi, čia galima įrašyti ir žodžiais, tarkim, ilgis 24, plotis 8, aukštis 30. Buvo galima taip, ten iš tiesų ir buvo taip parašyta, aš tiesiog parašiau taip atsakymą, ten iš tiesų buvo netgi skirtos tos vietos užrašyti tie laukeliai. Tai arba buvo galima taip rašyti, jeigu būtų buvę tiesiog atsakymo laukelis paliktas. Taigi, trečioji dalis mūsų prašė apskaičiuoti, kitaip sakant, jeigu supaprastinti visą sąlygą, tai tos pilkosios dalies plotą. Kai čia yra didesnis apskritimas, čia yra mažesnis. Vėl duoti yra skersmenis, tai reikia nepamiršti visuomet padalinti iš 2, kad gautume spindulį. Tai to didesniojo skritulio spindulys bus 4, tuomet jo plotas yra pi r kvadratu, tai 16 pi, paliekame su pi, nes sąlygoje yra nurodyta. O mažesniojo, tai 3 padaliname iš 2, gauname 1,5, taip pat pakeliame kvadratu ir padauginame iš pi, gauname mažesnį apskritimo plotą. Tuomet akivaizdu, kad gausime šitą pilką, kai iš didžiojo skritulio ploto atimsime mažesnį. Ir čia gauname atsakymą 13,75 pi kvadratinių centimetrų.